2025 metų bendras taro horoskopas Vėžys. Pasižiūrėkime, kokiegi laukia Vėžio metai. Tai yra bendra taro dėlionė, kaip suprantat, ne visiems jinai ir tiks, bet jeigu norite savo asmeninės taro konsultacijos 2025 metams, kreipkitės asmeniškai. Taro konsultacija vyksta apie 1,5 valandos. Šičia padarysim tokį greituką. Žiūrime. Kviečiu visus jungtis į mano YouTube kanalą. Padėkite augti. Kuo bus didesnis judesys, tuo bus didesnis noras ir stimulas daryti daugiau video. Tai nebus vien tik tai tarologija. Tai bus daug pokalbių apie magiją. Galima sakyti, magija visiškai ne magiškai ir tikrai apie daug ką kalbėsime. Taip, dabar žiūrėkime. 2025 metais Vėžys. Kokios durys atsiveria Vėžiams? Kokios durys atsiveria Vėžiams 2025 metais? Magas. Vėžys turi visas galimybės kurti tai, ką nori. Tai yra, atsiveria visos galimybės, kokiu tik tai Vėžys nori, bet atminkite, be abejo, Vėžys turi visas 4 stichijas. Kaip magas turi visas 4 stichijas, kuriuom gali pasinaudoti, bet priklauso, kokiamis jisai pats pasinaudos. Žodžiu, visose 4 stichijose, tai yra jausmai, finansai, mūsų fizinė sveikata, mūsų emocijos. Žodžiu, visose srityse Vėžys turi galimybės daryti, kurti save. Pasižiūrėkime. Būtent tai yra pergalė. Kažkokiose situacijose Vėžys, jeigu teisingai priims sprendimus, bus pergalė, jisai bus nugalėtojas. Galbūt pabaigti kažkokią seną savo problemą 2004 metų, ar tiesiog kažką tai, kaip sakant, reikia pabaigti, kažką tai pradėti, bus, tikrai yra visos galimybės, atsiveria visos durys Vėžiams ir Vėžys gali būti nugalėtojas. Kažkokie norai, svajonės, nauji tikslai pirmyn. Kokius metis Vėžius pasaulis? Be abejo, tai dar toksai, kaip sakant, žmogus galbūt be patirties, kuriam trūksta gyvenime patirties, bet jisai auga, jisai tobulėja, jisai mokinasi, ta prasme jisai eina į priekį. Tai, žodžiu, galbūt, jeigu šnekama apie finansus, tai pasaulis nematys jūsų aplinkiniai su kažkokiais finansiniais, ten, kažkokiais dalykais, bet tai žmogus, kuris auga. Tai yra mūsų augimas, tiesiog žmogus tobulėja, žmogus eina į priekį, žmogus siekia savo tikslų. Ir be abejo, jo rezultatai gali būti 2026 metais, taip, bet jisai nestovi vietoj, jisai eina į priekį. Kokių įvykių bus labai daug? Kokių įvykių bus labai daug 2025 metais? Tokių situacijų, kad Vėžys norės išeiti. Bet tai yra ir jausmai, galbūt yra tiesiog, tai yra Vėžio emocijos. Va būtent situacijos, kurios Vėžio jau nebetenkina, kurios tiesiog neteikia džiaugsmo, kurios tiesiog nedžiugina Vėžio. Kaip sakant, galbūt kuom tikėjo, būtent kažkokią meilės istoriją, jisai supranta, kad tai nėra jam jau blogai yra. Va šitų situacijų bus labai daug gyvenime Vėžio 2025 metais, nes tiesiog jam pačiam bus blogai. Jisai pats nori išeiti, jo nebetenkina. Dėl to, kad galbūt jisai 2025 metais yra magas ir jisai žino, kad jisai gali daug daugiau
Jeigu tai yra meilė, jisai vertas daug daugiau. Galbūt jau nebenori mėgautis kažkokiais trupinėliais, jisai nori kažko tai daug daugiau. Ir va šitos situacijos, kur bus labai daug, tiesiog kas jo nepatenkina ir nori išeiti, jisai išeina. Kas bus stabilu be pasikeitimų? Deja, stabilu be pasikeitimų, konfliktinės situacijos, kova, intrigos, pletkai. Žodžiu, laimėti bet kokią kainą, galbūt turite kažkokių jūs priešų, tiesiog žmonių ir tiesiog jum už nugaros rezga visokias intrigas. Nu, bet galbūt ir jūs pats esate toksai žmogus, čia nereikia visą laiką žiūrėti, kad visas pasaulis blogas, o aš esu geriausias. Gal patys ir jūs esate tokie, kurie tiesiog patys kariaujate, keliate intrigas, žodžiu, už nugaros rezgate intrigas dėl kažkokių tai tikslų. Žodžiu, šito bus tikrai daug, be jokių pasikeitimų. Tuo prasme, jeigu 2024 metais tokios situacijos yra, tai čia grynas negatyvas, to ir, ta prasme, tas ir liks. Bet tai čia galbūt susiję daugiau su finansais, su darbu, mokslu. Ir vis dėlto tai gali būti imperatorius. Tai arba tėtis, arba dėdukas, arba darbdavys, jeigu taip finansai. Tai va tokios galbūt darbinės situacijos, žinot, kai būna kolegos tiesiog skundžia. Kolegos tai pastoviai daro, skundžia, stebi, apkalbinėja už nugaros ir visa kita. Tai be abejo gali būti ir studijos, tai lygiai taip pat mūsų kursiokai, kokie lygiai taip pat, žodžiu, intrigas kelia. Žodžiu, šitas dalykas bus be pasikeitimų, bet va užtat ir gaunasi, kad labai daug kokių situacijų bus. Vėžys nori išeiti iš šitų situacijų, jisai turbūt gal jau pavargo kovoti ir jisai galbūt tiesiog ieškos tikrai kažkokių dalykų, kad išeitų, nes iš tikrųjų jisai turi tas galimybės. 2025 metai jam atveria tas galimybės, bet galbūt yra būtent rasti tą situaciją, ar kovoti ir žaisti pagal kažkieno tai taisyklės, ar tiesiog kažkokių kitokių priemonių ieškotis. Tai yra magas. Kur bus pasikeitimai, kokioje srityje bus pasikeitimai? Vis dėlto tos paslaptis, tai yra mėnulis, tai tokios paslaptys, kažkokie neaiškumai, nesuvokimas, tiesiog vėžys realiai nesuvokia, žinot, kaip sako, ant smegenų migla užpūsta, atrodo nelabai supranti realiai situacijos, tu jos nematai ir nesuvoki. Va būtent šitoje srityje bus pasikeitimai. Vadinasi, vis dėlto vėžys galbūt pradės aiškiau matyti situaciją, pradės suvokti tą situaciją. Ir tai bus pasikeitimai. Kad jisai pagaliau pradės matyti galbūt, kas jo tikri draugai, kas priešai ir žodžiu, ar kažkokios kitos situacijos. Nes va būtent šita pasikeitimų sritis, va būtent tos visos kažkokios tai paslaptis, kažkokios intrigos, kažkas neiškumai, nesuprasi, kas draugas, viską matom iškraipytai, nelabai suprantama, ne? Va būtent arba bus kažkoks įvykis, kuris įvyks jum grinai už nugaros ir netikėtai, kažkas jum padarys labai gerą šunybę, būtent va šitoje situacijoje, kaip įrodo, kad intrigos, taip? Ir jūs liksite tiesiog nužudytas, galima sakyti, bet tai bus suvaryti kardai į nugarą. Mes savo priešam niekada neatsukam nugaros, mes žmonėmis, kuriais pasitikime, atsukam nugarą. Tai žodžiu, ir tai yra netikėtai. Iš tų žmonių, iš kurių mes nesitikėjom tiesiog tos paslaptis. Taip, tada, kada jau tikrai pamatai, kas yra per žmogus.
Arba vis dėlto vėžys savo noro tiesiog nutrauks tuos kažkokius santykius, kažkokią situaciją, kuri jam bus labai skausminga, bet jisai supras, kad tai reikia padaryti, viskas, tai yra pabaiga, nes bus va tos mėnulis, tos paslaptys tokios atskleistos, nes labai bus daug iš tikrųjų va tų intrigų, tokių už nugaros viskas ręsdama. Ir be abejo, tai gali būti toksai įvykis, kaip perkūnas iš giedro dangaus, taip netikėtai, taip greitai, staigiai, netikėtai, bet tai yra saulė, tai yra nauja pradžia. Žodžiu, vėžys turi kažką tai pabaigti arba kažkas pasibaigs. Tiesiog net vėžiui to ir nenorint, bet tai bus tik tai gera. Galbūt supranti iš tikrųjų, kas vyksta jum už nugaros, kas rezgiama, pradeda biškelį, ta prasme, pradedam suprasti ir be abejo, tai yra skaudu, tai yra galbūt kažkokia išdavystė ar dar kažkas, tai galbūt dėl šitų intrigų tiesiog realiai nukenčiat, galbūt kažkoks tai tiesiog net įvykis vyksta, kur realiai nukenčiam. Tai gali būti ir darbo pakeitimas privalomas ar dar kažkas, bet tai yra naujas pradžia, nes visą laiką kokios durys užsidaro, atsiveria naujos ir visą laiką kažkas yra geriau. Tik svarbiausia turėti drąsos ir eiti į priekį. O šiais metais vėžys yra, atsiminkit, yra magas, jisai turi visas galimybės. Tai va būtent šitos situacijos, tai ir yra kaip jisai elgtis, ar sėdės ir verks, ir gailėsis, ir nekęs, ir kaltins visą pasaulį. Ar tiesiog pasakys, taip gerai, šičia aš gavau gerą pamoką, bet aš esu stipri, aš esu gera, aš esu protinga, aš esu nežinau kokia ir pirmyn, aš viską galiu. Suprantate? Meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas. Tai yra kažkokia nauja pradžia. Bus pradžia. Yra galimybės tikrai kažko tai naujo. Reikia svarbiausia nesustoti, eiti prieki, nes galimybės yra. Būtent yra tos naujos galimybės, bet galbūt nereikia gyventi praeitimi. Būtent ta nostalgija praeičiai, galbūt mūsų praeitai meiliai ar dar kažkam, tai ar tiesiog ilgesys kažko, tai suprantat, reikia pabaigti, tai yra pabaiga. Reikia suprasti, kad būtent kas pasibaigė, viskas, negyvenam praeitimi. Elgtis išmintingai, tas žmogus, kuris atsiskyrė, jisai išėjo, viskas. Galbūt vėžiai gyvena dar prisiminimais apie savo pirmąją meilę. Suprantat, ir atminkit, kol nepaleisite seno, į jūsų gyvenimą neteis naujas, nes labai dažnai pasitaikot taro konsultacijose tiesiog toksai klausimas, taip, jeigu aš išsiskirsiu su savo draugu, ar aš susirasiu kitą. Ne, jūs iš pradžių turite paleisti seną, ir tada ateis jums galimybė, suprantate, tai galbūt ir vėžiai šiuo metu, 2025 metais, turi suprasti, kas yra pasibaigę, negyvenkit praeitimi, galimybės yra, meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas, kažkokios pradžios yra, bet viskas priklauso nuo jūsų. Siela. Deja, siela, mirtis. Vis dėlto, manyčiau, vėžiai, galbūt po tų visų intrigų, po tokių įvykių, kažkokių netikėtų, kur tikrai, galima sakyti, vėžį nužudė. Tai tik metafora, taip, bet kažkokie išdavystės, kažkokios, tiesiog tie dalykai mirė, tiesiog siela atgimsta į visai naujus dalykus. Galima sakyti, vėžiai, kas buvo anksčiau, jie tokie nebus. O jeigu vėžiai vis dar kankinasi dėl praeities, tiesiog jų siela kenčia, jie turi suprasti, kad jie turi kuo greičiau pabaigti tą agoniją ir pradėti gyventi iš naujo.
Nes kas pasibaigė, kas mirė, mes to nesusigrąžinsime. Santykiai, kurie pasibaigė, darbas, draugai, nesvarbu kas. Viskas, tai gyvenimo etapas, kuris pasibaigė. Mes jo nesugrąžinsime. Ir kuo mes greičiau su tuo susitaikysime, paleisime, tuo greičiau į mūsų gyvenimą ateis naujas gyvenimo etapas. Bet va būtent ir yra, kad tos visos intrigos, viskas tos situacijos, kurios netenkina, kur vėžys yra tiesiog blogai jaučiasi, tos visos naujos galimybės yra, bet reikia paleisti praeitį, suprasti, kad viskas, šitas įvykis pasibaigė. Ar aš galvosiu, ar aš negalvosiu, aš nieko negaliu pakeisti. Nešvaistykite energijos praeičiai. Nes jeigu mes galvojame apie praeitį, mes nekuriam ateities. Labai dažnai mūsų energijos nuteka prisiminimams, galvojimui apie praeitį, jeigu būčiau tą padarius, o gal ką jisai daro taip, o jeigu būčiau šitai pasielgus. Ir mes suprantam, kad pas mus yra blokai, mūsų ateitis neina į priekį. Ir labai dažnai, kada moteris kreipiasi dėl negatyvo diagnostikos, be abejo, visą laiką mane kažkas nužiūrėjo, mane kažkas tai prakeikė. Ne, jūs patys save blokuojatės, nes jūsų visa energija, kuri turėtų eiti į priekį, jūs ją patys atiduodate praeičiai. Suprantate? Tai žodžiu, kas mirė, mirė, pabaiga, viskas, jūs 2025 metais magas, nesikankinkite dėl įvykių, kurie, jeigu jie pasibaigė, vadinasi dėl jūsų labo. Be abejo, galbūt reikės laiko, bet nežinau kodėl, bet taip tokie visi dėsniai yra visatos, kad pasibaigia vienas gyvenimo etapas, ateina geresnis. Nežinau, taip jau yra, suprantat. Na, aišku, jeigu mes kažką tai išmokstam, jeigu mes darom tas pačias klaidas, ieškom tokių pačių žmonių identiškų, tai be abejo viskas kartojasi. Jeigu ne, viskas eina geryn. Naujos patirtis. Naujos patirtis, šeima, giminė, kažkokie tai šeimyniniai susibūrimai. Va būtent tai yra nauja pradžia, tai yra dviejų žmonių, du žmonės, žodžiu, tai gali būti naujos patirtis, kažkokios gali būti vestuvės netgi. Arba tai yra vis dėlto kažkokia nauja pradžia jausmų, su kažkokiu tai draugu, taip. Ir tai būtent galbūt tos naujos patirtis, galbūt jo giminė, gal jo šeima, kažkokie susitikimai, susibūrimai, va tas šeiminis stabilumas yra. Suprantate, tai irgi tiesiog va, kažkokios naujos patirtis, kad galbūt va, kažką tai susipažįstam su kažkokia tai šeima ir tai yra nauja patirtis, nes galbūt ta šeima visai kitokia yra. Be abejo, nereikia kovoti su nematomais priešais, vadinasi, neprisigalvojam nesąmonių. Žodžiu, naujas patirtis, taip, tai gali būti šventės, gali būti vestuvės, arba tai vis dėlto su nauju žmogumi vis dėlto su savo antrąja puse vis dėlto kažkokios naujos patirtis bus ruošimasis vestuvėm, sužadėtuvėm, kažkokie tai ateities kūrimai, galbūt kažkas tokio gražaus, šilto ir tikrai tai bus labai malonios patirtis. Nu, galbūt 2025 metais vėžiai ištekės. Tai bus nauja graži patirtis. Pasiekimai ir pergalės. Jausmai. Vis dėlto jausmų srityje, tai vis dėlto gali būti, jeigu vėžiai jauni žmonės, tai galbūt pasiekimai pergalės, va būtent santykiuose, kažkokie pasiekimai pergalės yra su savo antrąja puse. Galbūt jūs patys esate jauni žmonės ir tiesiog va būtent jūsų tos pergalės yra, kad galbūt daugiau vadovaujate savo intuiciją negu jausmais,
ta prasme, subręstate, suaugote, nes ir aplinkiniai jūs matys kaip tokius dar mažus vaikus, kuriem reikia dar daug gyvenimo patirties. Arba naujas patirtis vis dėlto galbūt su jūsų vaikais. Bet vis dėlto šitos bus naujos patirtis, kad dėl jausmų vis dėlto vėžys tempia labai sunkią naštą. Galbūt tas žmogus, kuris visam pasauliui nori padėti, tokie geručiai, švelnučiai, žodžiu, tempia tą sunkią naštą, bet tai buvo praeitis. Vis dėlto tai, sakyčiau, galbūt yra prisiminimai apie savo kažkokią tai buvusią meilę, taip? Nes vėžiai gyveno praeitimi. Jie gyveno praeitimi. Ir būtent tai mūsų mintis. Ir vis dėlto šita nauja patirtis, kad tai yra kardų karalienė, karalienė pasiruošusi, ką reikia tiesiog pašalinti iš mūsų gyvenimo. Tai vis dėlto, aš manyčiau, bus pasiekimai ir pergalės, kad vis dėlto vėžiai galbūt nustos, pamirš, išmoks negalvoti apie praeitį ir pradėti gyventi ateitimi. Kaip sakant, žinot, kada jauni žmonės, jie daugiau vadovausi tik tai širdimi, aš myliu, viską paliksiu, žodžiu, verkiam, nes pirmoji meilė, nežinau, kodėl ne visą laiką turi būti skausminga. Žodžiu, tai gal vis dėlto tos naujos patirtis ir bus, pasiekimai, atsiprašau, ir pergalės. Kad vis dėlto vėžiai supras, kad praeitis yra praeitis, aš noriu gyventi, aš noriu būti laiminga. Ir va būtent ta pergalė ir yra, kad, va, pavyzdžiui, būtent tos naujos patirtys netgi ir bus kažkokios tai šventės, vestuvės ar dar kažkas tai. Nežinot, labai dažnai žmonės kuria šeimas, galvodami apie, žinot, kaip sakant, atrodo, kuria šeimą, bet galvoja apie savo buvusią. Suprantat, tai irgi nėra gerai. Nes nenorom mes vis tiek mąstom apie tą savo buvusį. Tai galbūt bus pasiekimai ir pergalės, kad būtent dėl ko tempia sunkią naštą vėžiai, vis dėlto suprato, kad viskas tai pabaiga, aš kuriu savo gyvenimą. Ir va būtent tos naujos patirtis ir bus, kad meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas turi daug naujų galimybių ir kuriomis vėžys pasinaudos. Ir galbūt tai bus kitas žmogus, su kuriuo pradės kažkokį stabilumą įgauti. Kas iš jūsų gyvenimo išeina? Kas dingsta? Vis dėlto tos baimės, kurios galbūt vėžius baugina, manyčiau, jos turėtų dingti. Vėžiai 2024 metais vis dėlto susirenka savo mantą ir keliauja link geresnių krantų, link ramesnio gyvenimo. Būtent baimės, nematymas realybės. Būtent baimė žengti tą žingsnį. Baimė prarasti stabilumą, komforto zoną, ką mes jau turime, ką mes žinom. Žinot, mes labai dažnai tiesiog mums blogai, bet mes bijom kažką tai keisti, kad mes žinom bent kiek mums šičia yra blogai. O jeigu kažką keisime, mes nežinom, kad gali būti dar blogiau ar dar geriau ir mes bijome, suprantat. Tai va būtent iš jūsų gyvenimo išeina vis dėlto galbūt tos baimės, nes čia mintis yra baimės, kurios blokuoja mums gyvenimą eiti į priekį. Va būtent baimės, tai mūsų mintis, tai mūsų nepasitikėjimas. Va šitas dalykas dingsta. Ir va būtent tas žiūrėjimas į tolį ir noras žengti tą žingsnį ir dvejones, tai vis dėlto šitas dalykas galbūt dings. Ir vėžiai žengs tą žingsnį link savo laimės, tai yra šeima.
Tai yra laimė, yra šeima, tai yra laiminga šeima, tai yra, žodžiu, tai yra laimė. Tai vis dėlto, kokia bebūtų situacija pas vėžius, jeigu jie nugalės savo baimės, žengs tą žingsnį, tai vis dėlto dingsta baimės ir, manyčiau, tikrai yra kažkokie labai geri įvykiai vėžio gyvenime. Vis dėlto kova ir su kuo teks vėžiams pakovoti. Įskaudinta širdis, sužeista širdis, mūsų skauduliai. Be abejo, matant, kokie yra vėžio 2025 metai intrigos, paslaptis, kažkokios pabaigos, kažkokios išdavystės, kas buvo, tai tikrai nenuostabu, kad ir yra ta įskaudinta širdis, nes vis dėlto pas vėžius ir siela, kaip sakant, jaunai sena miršta. Tiesiog galbūt senasis vėžys mirė, taip galima sakyti, galbūt vėžys buvo naivus, visiems linkęs padėti, toksai, žinot, vos ne visai, čia kvailiukė tokia, nu va, kaip ir mato aplinkiniai, tokia mažytė, toks vaikas, žinai, galim pasinaudoti. Būtent vėžys tokio nėra, galbūt jisai jau mirė viduje, kaip sakant, jisai toksai mirė, bet jisai atgimė kitoks, suprantat. Nes mes dėja tampame stipresni iš tokių visokiausių įvykių, kurie mus išgrūdina. Ir tos pamokos jos reikalingos. Ir va būtent įskaudinta širdis, su kuo reiks pakovoti. Velnias, tai yra manipulacijos, baimės, manipulacijos. Tiesiog kiekvienas turim savo vidinį velnią. Galbūt pats vėžys yra labai pavydus žmogus, suprantat. Ir va tiesiog tas pavydas, kaip sakant, patys žmonės ieškosi problemų ir lieka įskaudinti. Nes žmogus pavydus, jeigu jisai pavydi antrosios pusės, tai kaip sako, kas ieško, tas randa, suprantat, santykiai, žodžiu tikrai jie labai greitai sugriūna ir patys idealiausi. Priklausomybės. Tiesiog va, kovoti su kuom, va, kas tiesiog vėžius skaudina. Žinot, prisidirbau ir aišku, paskui man blogai yra. Tai yra, gali būti priklausomybės tikrai realios. Tai alkoholis, azartiniai žaidimai, narkotikai ir visa kita. Tai gali būti melas, tai gali būti žmogus prisimelavo ir labai greitai viskas sugriūna. Žodžiu, kiekvienas iš mūsų turim savo vidinį velnią, taip, nu. Tai va būtent pavydas, manipulacijos, melas. Arba pakovoti su tokiu žmogumi, kuris mus skaudina, bet manipuliuoja mumim, kuris meluoja mum. Suprantat, bet mes dėl kažkokių priežasčių esam nuo jo priklausomi. Tai gali būti tokie santykiai, jie tokie, žinot, toksiniai, nesveiki santykiai, kur viens be kito negaliu, bet viens kitą skaudinam, suprantat. Tai vis dėlto su šituo dalyku, su tuo vidiniu velniu ar su kažkokiu tai žmogumi kažkokią situaciją. Būtent vėžys turi pakovoti. Jisai turi šitą savo vidinį velnį arba atpažinti kitą. Tokį žmogų, kuris tiesiog nuodija jo gyvenimą ir su šituo dalyku susitvarkyti. Kadangi tai vėl bus tas pats per tą patį skaudinta širdis. Galbūt pats vėžys, turintis savo vidinius tokius visokiausius dalykus, jisai gali pats sugriauti ir viską, kas yra tobulai idealu. Nes mes labai dažnai girdime tą dalyką, kad jeigu manęs pavydi, tai mane myli. Ne. Žmogus, kuris pavydi, jisai nepasitikė, bet jisai nepasitikė savimi. Suprantat?
žmogus nepasitikė, nes jisai įsivaizduoja, kad visos gražesnės, visos geresnės ir visa kita. Tai pavydas nėra normalu. Žodžiu, kažkokie tokie dalykai reiks pakovoti. Galbūt reikia iš pradžių surasti priežastį, nes mes labai dažnai nepastebim. Mums atrodo, kad viskas labai gerai pas mus gyvenime ir mes esam tobuli ir visas pasaulis kaltas, bet galbūt reikia surasti priežastį ir tiesiog ją susitvarkyti, nes šitas dalykas tikrai jums nepadeda. Ir kokiagi metų korta? Laimė. Jeigu vėžiai susitvarkys su savo intrigom, su savo vidiniais demonais, su savo siela, kuri būtent atgimsta iš naujo, tai be abejo tai yra laimė, tai yra bus laimingi metai arba tiesiog metai, kurie duos gerų rezultatų. Bet tai šnekam apie jausmus, apie laimę. Suimkite savo gyvenimą į savo rankas. Turite netgi būti atsakingi už savo gyvenimą, bet būtent reikia suprasti galbūt savo tamsiąsias ir savo blogąsias ir gerąsias pusės. Nes mes visi turime ir savo vidinę tamsą ir šviesą, taip? Tai yra normalu. Būtent elkitės išmintingai ir jeigu reikia nuo kažkokių tai situacijų, truputėlį nutolkite, neselkite ant karšto. Nes būtent ir mėnulis, kaip sakant, rodo, kad tiesiog žmogus galbūt nesuvokia. Žinot, turim problemą ir jeigu mes tą problemą bandome spręsti tais pačiais būdais, jinai taip pat neįsisprendžia. Arba toksai rezultatas pats yra. Galbūt reikia truputėlį nutolti. Kažkiek laiko tiesiog atsijungti ir pažiūrėti į šitą problemą, situaciją iš naujo ir mes pamatysime kažką kitko. Ir be abejo, reikia galbūt vis dėlto žengti tą žingsnį. Tos situacijos, kas jūs vilioja, bet baugina, reikia žengti šitą žingsnį, bet tai nebus greitas rezultatas, galbūt reiks palaukti truputėlį to rezultato. Nes jūs rasite tuos teisingus sprendimus. Iš tikrųjų, 2025 metai vėžiams, tai yra atsiveria visos galimybės. Vėžys turi visas galimybės, bet kokioje srityje keisti, daryti, tvarkyti. Žodžiu, jisai turi visas galimybės. Ir būtent patys metai jie gali būti laimingi, kad vėžys vis dėlto bus laimingas. Bet viskas priklauso nuo pačio vėžio. Jeigu jums patiko šitas video, dėkite laiką ir iki.